Vienas iš įdomiausių žodžių šiandieninėje lietuvių kalboje yra žodis bibys. Žodis bibys vienintelis iš visų lietuviškų žodžių prasidedančių raidę B. Šnekamoje kalboje yra neretai pavadinamas tiesiog žodžiu B. Tai nuostabus žodis. Pavartotas skirtingose formose, jis gali reikšti ir blogį, ir gėrį, ir pyktį, ir susidomėjimą, ir neapykantą, ir meilę. Žodis bibys, kaip ir daugelis lietuviškų žodžių, yra kilęs iš prūsų kalbos. Jis perdarytas iš žodžio biebisas, ką išvertus reikštų pulti. Lietuvių kalboje žodis bibys turi daug gramatinių bei leksinių formų. Pavyzdžiui, jis gali būti panaudotas tiek tiesioginė prasme, Marytei patinka Petro bibys, tiek ir perkeltinė prasme, Petras ant Marytės bibinėjas. Literatūroje šis žodis nebūtinai reiškia patį daiktą, bet ir įgauna įvairias formas. Pavyzdžiui, būdvardis. Petrui atitenka visas bibiškas darbas. Veiksmažodis. Petras visą dieną bibinėja be darbo. Taipogi gali būti daiktavardis, įgaunantis visus linksnius. Vardininkas, kas? Tavo bibys tikrai mažas. Kilmininkas, ko? Kad tu bibę niekad nemačius. Naudininkas, kam? A kad ir bibiui sušert. Gėlininkas, ką? Aš tau bibį nupjausiu. Įnagininkas, ko? Marytė tikrai susižavėjo tavo bibiu. Vietininkas, kur kame? Pas man bibys pirmos daugiau nei jogurto fabrike. Šauksmininkas, bibitų ištižęs. Taipogi gali būti panaudotas kaip žodžio dalis. Bibegalvis ar bibčiulpys. Ir pagaliau, visais žodžiais viename sakinyje. Bibis bibiams bibius bibins. Kaip ir patys žinote, ne kiekvienas žodis gali pasigirti tokia plačia panaudojimo galimybė kaip žodis bibys. Peržvelkime keletą pavyzdžių. Apgarystė. Vietoj pinigų bibi parodė. Nelaimė. Nu ir bibienė man nutiko. Agresija. Ach, tu bibi neraliotas. Nesupratimas. A bibi čia kas suprasti. Smalsumas. A čia kas ir bibienė? Nesutikimas. Jokių bibių. Sugėdimas. Bibin parėjo magnetofonas. Palinkėjimas arba pasiūlymas. Brangioji, kodėlgi tau neišėjęs į lauką, nepakvėpavus grynų orų ir nepačiulpus Antanui bibio? Aš įsitikinęs, jūs ir patys galit prigalvoti daug daugiau pavyzdžių, kada egzistuoja taip daug panaudojimo būdų su šiuo įspūdingu žodžiu. Kaip gali kas nors pykti, kai jūs naudojate žodį bibys? Jūs turite naudoti šį unikalų ir lankstų žodį, kaip galima dažniau savo kasdieninėje kalboje. Jis iš karto parodys visus jūsų personos ypatumus ir atskleis jūsų charakterio bruožus. Todėl atsikelkit ir ištarkit garsiai su pasididžiavimu. Čiulpkit bibį! Ačiū.